Stebėsiu. Labą dieną, mėly Naugardiškių bendruomenės žmonės, mėly mūsų Aleksoto gyventojai, na ir visi svečiai, kurie šiandien atvykote į mūsų Naugardiškių parką. Beje, parkas tikrai yra atnaujintas ir kas galbūt pirmą kartą čia, tai turėsite progos galbūt ir pasivaikščioti, pasižiūrėti tuos takus, įrengtus suoliukus, aikšteles. Na, bet šiandien mes susirinkome iš tikrųjų tokią progą, būtent Oninių progą. Ir Oninės tai yra labai garsi, labai žinoma šventė. Jie švenčia turbūt įvairiose Lietuvos vietose. Bet būtent čia Naugardiškių parke Aleksotas pradėjo švęsti Onines 2005 metais. Tai buvo pirmos Oninės. Pakviesiu, kas dabar organizuoja šią šventę ir pasikeitė bendruomenės centro pirmininkė Naugardiškių, dabar Julija Iskevičienė, taip pat Aleksoto bendruomenės centro pirmininkė Steputė Račkauskienė, kurios ir yra šiandien tos šventės tokios rengėjos. Julija yra pagrindinė, o Aleksoto bendruomenės centras kaip pagalbininkas. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad Seimo narys gerbiamas Radzevičius šiandien yra tiesiog mūsų tarpe. Tai aš labai pakviesiu Seimo narį, bendruomenės pirmininkę Juliją Iskevičienę ir bendruomenės pirmininkę Aleksoto bendruomenės centro Steputę Račkauskienę. Ir mes pamėginsime visi pasveikinti šiandien dalyvaujančias onutes. Tai labai prašom tada onutes ateiti, visas onutes. Statysite gražiai sveikinti. Labadiena, mėly Aleksotiškiai. Ir ypatingai labadiena, mielos onos ir onutės. Iš tikrųjų labai smagu būti čia, Aleksote, tokią gražią dieną, tokiam gražiam parke. Beje, aš pats gimiau ir užaugau Aleksote, tai aš jaučiuosi kaip namuose. Šitoj vietoj, galbūt truputėlį ten toliau arčiau Nemuno, pragyvenau daug metų, nors iš, kaip dabar Panemunės apygardą toli ir neiškeliavau, čia ir atstovauju būtent, kadangi 100 Panemunės vienmandatė apygardai. Šiandieną pasinaudodamas progą noriu pasveikinti ir onutes, todėl kad tas vardas Onutė yra labai tikras lietuviškas, turintis labai gilias tradicijas, tai mielos onutės, nuoširdžiausiai jums sveikinimai. Jūsų tokio garbingo, kad nešioja tokį labai gražų ir garbingą vardą. Ir žinokite,
trečiai onutei duosime labai sveikatingą vainiką, tai yra grynai iš raudonėlio. Ten tik tai dalis raudonėlio, o čia vien iš raudonėlio. Labai norime poniai sveikatos palinkėti. Tai kągi, labai ačiū, mielos onutės. Dabar jums visas nes visi dar sako, nepabėkite, dar pasakys, nes šiandien visos dainos bus jums skirtos ir visas koncertas jums skirtas, bet dar kažką tai nori pasakyti. Dabar dar pasakyti. Ne, tai paskui šūkis, gerai jau. Tai labą dieną, sveiki visi, labai džiaugiuosi kiekvieną asmeniškai, kuris atėjo. Kaip ir minėjau, bendruomenė yra tai kaip ir šeima. Labai džiaugiamės, kad atnaujinom tą onučių tradiciją. Vytautas Vasiliauskas ir Rita Vasiliauskienė labai daug prisidėjo prie parko įkūrimo, tiek Antaninas Skaudžiuvinė, tikrai daugelis pažinojo iš naujo, iškeliavo Napilin, vyko parko rekonstrukcija, tai džiaugiamės, tikimės, kad atgaivinsim čia gražią tradiciją ir parką įveiklinsim. Kiek mes čia kokių renginių bus ir ką veiksim priklauso mūsų kiekvieno asmeniškai. Tai tikrai siūlykit, sakykit idėjas visi kartu bendrųjų, kviečiam prisijungti į bendruomenės aktyvią veiklą. Dabar džiaukitės gražią šventę, kiekvieną apkabinu ir džiaugiuosi kiekvieno, kuris čia atėjote. Gražios šventės. Labą dieną, mylusios, mylėjai, apkabinu iš karto visus ir sveikinus šitą šventos onos progą. Ar jūs žinote, kas yra šventa ona? Šventa ona yra mergelės Marijos mama. Aš irgi nustebau, aš net nežinojau. Pasirodo, yra Jėzaus močiutė šventa ona, jinai patapo šventoji. Tai va, kokia mums yra didelė garbė. Mes esame palaiminti Dievo, palaiminti šios dienos Dievo ir tikrai visada esame vedami Jo. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs esate čia, kad bendraujate, džiaugiatės vieni kitais, dalinatės džiaugsmu. Ir dėkoju Julijai, kuri čia irgi pirmoji, aš antroji, mes visas mūsų kolektyvas susijungiam į tą bendrą ir esam dabar kartu ir džiaugiamės saulė, džiaugiamės vieni kitais. Gražios jums šventės, gražios likusios vasaros. Na kągi, iš tikrųjų tai labai džiugu, kad šitą parką turi būtent teritorija, bet apsupta šitų gatvių, Mongolų, Aukštadžio. Ir jau paminėjo, kam turėtume padėkoti, bet dėja, tų žmonių jau nėra mūsų tarpe. Tai Vytautas Vasiliauskas, pirmiausia, žmogus, kuris, išsaugojo šitą plotą. Tai aš labai paprašysiu tiem žmonėm, Antaninas Skaudžiuvienė, Vytautas Vasiliauskas, pirmieji žmonės, kurie tikrai labai daug įdėjo, kad šiandien mes visi sėdėtumėm ir švęstumėm šią šventę. Tai gal tylos minutę prisiminkime tos žmonės, kurie pažinojote, kurie nepagerbėte. Labai ačiū visi. Ačiū. Na kągi, o dabar oninės, tai yra kaip ir vasaros pabaigtuvės. Jūs matote, kad čia skelbėme, kad prašom išsikepkite pyragą, kas mokat, kas galit. Paprastai per onutes pyragai būdavo kepami iš naujų miltų, iš šviežių miltų, šviežių rugių ar miežių. Ir tikėkime, kad čia šiandien irgi pyragai iškepti mūsų ponių, net ir vienas ponas šiandien iškepė pyragą. Tai aš paskui paprašysiu Steputės Račkauskajos, kad jin sudarytų komisiją ir mes tiesiog eigoje tą komisiją turės įvertinti grožį ir be abejo padegustuoti skonį. O paskui jau aišku, kaip komisija įvertins, tada jau degustuos visi. O dabar mūsų šventė prasideda ir visos dainos šiandien, visi šokiai bus skiriami jums, onutės, ir visiems, kuriems tas vardas yra brangus. Tai pradėsime mūsų renginį taip pat nuo šokio, kurį pašoks mūsų Aleksoto bendruomenės centro ansamblis Svirbė, mūsų vadovė Laimutė Šalnienė.
Und nicht einem Summanin verschocken, leicht man Karstein приглашая. Високую шопку дали грейси шмокти, ей-го ту поклауси маня. Шоки пожинки мят, мусу шерчу гельмят, греш музыка линкмай, помирте мам женай. Оните айнам суманин пошокти, leicht man Karstein приглашая. Оните айнам суманин пошокти, leicht man Karstein приглашая. Високую шопку гали грейси шмокти, ей-го ту поклауси маня. Шоки пожинки мят, мусу шерчу гельмят, греш музыка линкмай, помирте вам женой. Оните айнам суманин пошокти, leicht man Karstein приглашая. Bet turime vieną svečių kolektyvą. Tai kolektyvas Kauno populiarios muzikos ansamblis Guboja. Vadovė Aleksandra Žedelienė. O jūs visi savo širdimis ir lūpomis dainuokime kartu mūsų dainos apie gimtinę, apie meilę, apie tėviškėlę. Kol laukia muzikos, norėčiau pakalbinti vadovę Aleksandrą Žedelienę, kad ji trumpai papasakotų, kiek laiko jau gyvuoja kolektyvas, kur dainuojate, kur galima pamatyti jūsų videoklipus. Ansamblis Guboja neseniai atšventė 20-metį. Organizuojame menų festivalį Gražiausių takų. Gražiausių takų vyksta ne tik Kauno didžiosiuose salėse, bet ir keliaujantis festivalis kitų miestų kultūros namų scenose. Onutė Brazauskienė yra, kuri perėmė organizaciją, Antanina Skaudžiuvienė, už kurią irgi buvom visi atsikėlę ir pagerbėm ją, sesutę. Tai žodžiu, iš tikrųjų labai brangi ona šitam parkui ir labai žinoma. Tai Onutė, jums tikrai iš Seimo nario rankų gražiausia puokštė. Tarp kitko, Onutė Brazauskienė yra lankiusi ir Gubojos ansamblį. Taigi paplojam nuo Gubojos. Ir yra Antaninos Skaudžiuvienės sesutė. Tai labai malonu, kad jūs esate šeimos atstovas, nes Antanino siela tikrai iš padangės stebi mus ir džiaugiasi. Na ir dainuojam jaunystė. Thank you.
gėlių margumas, saulė dangaus skliauste. Ačiū Jums, ačiū švenčiantiems Sonės, ačiū gubojai ir vadoviai Aleksandrai Žedelienei ir žinoma muzikantai maestro Arūnui Šalčiui. Dar jį išgirsite. Komisija, žinokit, labai ragavo ir labai norim sukviesti pyragų gamintojus. Juodo pyrago gamintojai ir šviesaus kito pyrago. Prašom ateiti čia. Tai va šitos mergaitės kepia labai skanius pyragus. Tiesiog ragavom ir negalėjom, vienas skonis saldus, kitas rūgštus, kitas tirpsta burnoj, kitas tiesiog, visi skanus, bet du ypatingi yra. Tai toms pirmoms. Tai va, Birutė, o jūs kuo vardu? Regina. Regina, Birutė, pirmam vieta. Prašom paploti. Ir paskui paragavom, ir mes dovanojom kalendorių, čia buvo Šančių bendruomenė pagamino tokius kalendorius, kur yra visi receptai, gana įdomus ir jie tokie labai veiksmingi. Prašom gaminti ir toliau kitus vaišinti. Bandysiu. Ačiū labai. Kitų odinių. Prašom. Jau kitom odinėm, kad būtų pyragai. Birutė, ačiū, Regina, ačiū. Ir dabar visom kitom mergaitėm, kadangi jos irgi nieko nesiskiria, Denies Kabelis 5 vietą užimta. Prašom, knygutės ir labai ačiū. O paskui... Ai, Vytautas, Vytautai ateik. Kur tu? Čia taip, čia. Vytautas irgi yra kepėjas, jisai labai viską daro ir groja ir ačiū, kad visada su pyragais ir ačiū visiems, paplokit gamintojams. O paskui ateisite pasivaišyti jų ir jūs galėsite pagaliau degustuoti. Ačiū labai. Ačiū komisijai ir ačiū gamintojams. Sveiki, sveiki visi, susirinkę, apsiavę ir basi. Su jumis sveikinasi ansamblis Lėlės. Daina Mano žemė Lietuva. Pušys aimanuoja, už Marijos tyruliuoja.
išsirikiavusios, labai jaudinasi. Mūsų ansamblis, irgi Aleksoto ansamblis Spindulys, vadovas Saulius Glamba. Pašauki mane, vai pašauki, muzika esu čia makaš. Žino žodžiai ir datos.
Tai kągi, Vytautai, kokia čia bus jūsų kūrybos dainos, kaip pavadinimas? Auksinės vasaros glėby, o kaip gražu ir kaip romantiška. Tai tikrai čia bus romansai, man atrodo. Romansai. Auksinio vasaros glėby nebesisuks pavargęs vėjas, parimęs lauko vidurį, rudojo stovi niekadėjas, vaivorykštės pintas kasas, apgaubs keliom sermėgom. Baltais, baltais dangaus laivai jau išplaukė, kas pražydėjo. Baltais, baltais dangaus laivai jau išplaukė, kas pražydėjo. Pro šalį bėgo liūdnas šuo, į vakarų žibintų klausą. Kažkoks tai slegiantis akmuo, galbūt nukrys saulytė aukštą, nebegirgždės supynės parke, liūdni vaikai spoksos pro langus ir puošnų margą klevą baltą, tampys skverno raibos paukštis. Baltos dienos žiemos sode, tau snaigės krys laiškai į galvą, paklydus sniegena rausva, sušildys tavo šiurkštų delną. Neprisimink, greičiau praeis, pūgoj vasario pasiklys. Džiaugsmu pavirtęs liūdesys, vėl suksis vasaros glėby. Džiaugsmu pavirtęs liūdesys, vėl suksis vasaros glėby. Nenusigauk, 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 tai aš. Kai ryto paukščiai dangų palies medžius rasotą žolę ir spinduliai tave apglės. Nenusigauk, tai aš, nenusigauk, tai aš. Kai iš dangaus staiga nelauk, nors visą dieną saulė švieti, norės lietus tau leidant ploti. Nenusigauk, tai aš, nenusigauk, tai aš. Nenusigauk, nenusigauk, nenusigauk. Tai vytukas.
kaimo gėlės, išgirsi vaikščioti paukštį mažą. Ir jokis tu pamatysi, nenusigaus tai aš, nenusigaus tai aš. Šitam telpam, šitam irgi. Aš ir pats nustebau, kad toks mažas, toks lengvas, pakalnų kėdę sutilpau. Ir nukrito ašaros lašas iš mano akių. Iš mano akių, iš mano akių. Ir nukrito ašara į didelį ežerą, tokį gilų, kad jo vargu ar berasi mane, vargu ar berasi, vargu ar berasi, vargu ar berasi mane. Ir nulinko žvangutis, neišlaikęs naštos, ir su ašara savo sykiu. Nukritau aš ant žemės kitos, nukritau aš ant žemės, nukritau aš ant žemės, nukritau aš ant žemės kitos. Dėkui. Noriu padėkoti Gubojai, Julija dabar dėkoja ir duoda ananasą didžiulį. Paplojam. Taip, dėkojame Godai. Ačiū labai tau, Gilės. Dar Aleksoto kolektyvam noriu įteikti Jono Lukšės kultūros paveldo objektai piešiniai. Tai tiesiog jūs, kad irgi žinotumėt, kas vertingo yra Aleksote. Toliau mūsų gražus ponės. Spindulys. Aš labai noriu ir bendruomenės vardu, ir Julijos vardu, ir Lukrecijos vedėjos vardu padėkoti mūsų įgarsintojui Vytautui
jam šį kartą truputį kliūdė, gal vėjas laidą nupūtė ar kažkas ten įvyko, bet visada yra kažkoks netikėtumas, kuris baigėsi gerai. Tai dabar turim garsą, turim jų žmonės, turim ir dėkojam Vytautui ir už muziką, ir už visą iniciatyvą čia įgarsinimo. Ačiū tau, Vytautai. Kur tu? Ir tuo pačiu noriu padėkoti Lukrecijai kaip vedėjai. Ir jinai visada šauniai moka sudėlioti viską. Jinai yra mūsų bendruomenės narė ir valdybos narė ir kai buvusi seniūnė, kai šitų valdų karalienė. O vienu žodžiu, ačiū tau, Lukrecija, ir dėkojam viską. Tai kągi, ačiū vieni kitiems dėkojame, ačiū, kad buvote. Ir nuotrauką dabar kažkas jau nufotografavo. Ačiū labai. Ir prašome dabar, valgykite pyragus, kiek dar jų liko. Prašom patys jau prieiti. Labai prašau iki kitų metų, iki kitų, čia pratęsim tą tradiciją, reikia parke, ar mes norėsim kokią šventę daryti, prašau siūlykit visi kartu ir švęskim, įveiklinkim parką. Ačiū visiems.